Sveiki, mėly Veido skaitytojai. Noriu pristatyti Jums 14-ąjį mūsų savaitraščio numerį. Proga nėra itin linksma. Šio numerio pagrindinė tema skirta dviem amžinybėn išėjusiems nepriklausomybės akto signatarams Romualdui Ozolui ir Algirdui Patackui. Straipsnį parašė Aušra Lėka ir Dovaidas Pabiržės, greta manęs sėdi Dovaidas. Ir aš norėčiau paklausti, kokios įžvalgos buvo svarbiausios rašant apie šios du žmonės, turint omeny, kad jie daugeliu atveju nepritarė dabartiniam Lietuvos valstybės keliui. Taip, iš tikrųjų, su kolegija mes parašėm straipsnį, kuriame ne tik apžvelgiam šių žmonių nuopelnus, indėlį į Lietuvos nepriklausomybės atstatymą, į kovą už laisvę. Tačiau mėginame ir atsakyti klausimą, kodėl vis dėlto jie dažnai pasirinkdavo tas kryptis, tokias politinės jėgas, kurios iš esmės nepritarė toms pagrindinėms tendencijoms, pagrindinėms šalies gairiams, kurios buvo pasirinktos konsensuso pagrindu. Ir tos įžvalgos tikrai nėra vienareikšmiškos, nėra lengvai prieinamos, tačiau, kaip sakoma, kaip nekartą istorija parodė, revoliucijas daro revoliucionieriai, o jau netrukus ateina kitoks laikas ir toli gražu ne visi kovotojai už laisvę sugeba prisiderinti prie tokios pilkesnės, kasdieniškesnės politinės realybės. Todėl jų indėlis į valstybės kūrimo raidą galbūt nėra toks, kokio galima buvo tikėtis, kuomet jie buvo vieni iš svarbiausių. Romualdas Ozolas ir Algirdas Patackas skirtingos asmenybės. Klausimas daugiau susijęs su Romualdu Ozolu. Būdamas euroskeptikas, kaip Jums atrodo, ar jis tikėjo vis dėlto tais teiginiais, kuriuos deklaravo? Viena vertus, manau, taip, jis tikėjo, tačiau kita vertus būtina pažymėti, kad jis kaip filosofas visuomet jautė pareigą priminti, galbūt atkreipti dėmesį tokius dalykus, įspėti apie tai, ko mes kasdien galbūt nematome, nepastebime, galbūt negalime matyti. Ir jis jautė tokią pareigą, galbūt kartais tai darė ganėtinai dramatiškai, griežtai. Tačiau manau, kad ir šitame pagrindinės tiesiog. Skaitant mūsų savaitraštį, siūlau atkreipti dėmesį į rašinį. Ministerija brangina vaistus pensininkams ir tikisi, kad jie pigs. Tai detali analizė to kompensuojamų vaistų kainininko, kuris netrukus pasirodys ir įsigalios. Lietuvai skirtas rašinys susijęs su karais keliuose. Čia yra įdomi autoįvykių statistika. Užsienio skiltyje įdomus yra rašinys apie vadinamųjų Vyšegrado šalių posūkį į Rusiją. Pabaigai aš Jums noriu paskaityti ištrauką iš Žilvino Šilėno komentarų, kurį aš susiejau su tomis nelinksmomis įžvalgomis slėgusiomis neseniai išėjusius mūsų nepriklausomybės akto signatarus. Štai ką rašo Žilvinas Šilėnas, jis užduoda klausimą. 9-ame dešimtmetyje apie 3/4 miesto pramonės griuvo, jis kalba apie konkretų miestą ir klausia, koks jis. Vietinę produkciją nukonkuravo įvežtinė, likusi gamyba išsikėlė į kitas valstybės arba ten, kur pigiau. 2000-aisiais mieste gyventojų buvo 2 kartus mažiau nei geriausiais laikais. Apie kokį miestą ir pramonę čia kalbu. Štai ta liūdna įžanga, galima pagalvoti, kad jinai susijusi su kokiu nors rytų Europos miestu, bet ne. Iš tiesų čia kalbama apie Pitsburgą, Jungtinių valstijų miestą, kuris patyrė visus deindustrializacijos baisumus. Taigi gero Jums skaitymo.